Sveiki, taigi pagaliau nauja pamoka. Šiandien aš jūs pamokysiu apie if ir else funkcijas. Komandas. Taigi tai yra naudojama pavyzdžiui, jeigu yra tas, kad padarytų tai, jeigu yra kitas, kad padarytų ką nors kitai. Taigi taip, susikūrėme naują PHP failą. Dabar aš susikūriau if else, kuris yra visiškai tuščias. Ir pradedame dabar rašyti kodą. Taip, pradžiai, taip, komanda rašosi angliškai. Pavyzdžiui, parašome if, lietuviškai reiškia jeigu, tada atidarome skliaustelius ir rašome, pavyzdžiui, 5 ir tada galima daryti lygu, du lygybės ženklai reiškia lygu, šauktukas lygu reiškia nelygu, tai reiškia, jeigu 5 yra daugiau už kažką arba mažiau. O šitas ženklas, kurį to parodysiu, mažiau daugiau reiškia lygu. Galima tokį naudoti, bet nemanau, kad kada nors jūs jį panaudosite. Taigi, pavyzdžiui, jeigu 5 yra lygu 5, uždarome skliaustelius, tada toks laužtas skliaustelis atsidaro ir tada vėl kitoje eilutėje rašome echo, šitą funkciją jau aptarėme, ką jinai daro, ir pavyzdžiui, parašome 5 yra lygu 5. Ir pavyzdžiui, tada vėl laužtinis skliaustelis ir dabar jeigu 5 nėra lygu 5, rašome else, kitu atveju, vėl tie patys laužtiniai skliausteliai, echo 5 nėra lygu 5. Taip, dabar pagal viską, jeigu mokate matematiką, 5 yra lygu 5, todėl išsaugojus, mums parašyti 5 yra lygu 5. Taip ir parašė. Dabar, pavyzdžiui, padarom 5 lygu 3. Tai pavyzdžiui, jeigu 5 yra lygu 3, parašo 5 yra lygu 3, kitu atveju 5 nėra lygu 3. Išsaugome, perkime puslapį ir parašo 5 nėra lygu 3. Galime į if ir else funkciją naudoti, dėti ir kintamosius. Pavyzdžiui, sukuriam kintamąjį skaičius 1, tai yra lygu skaičiui, kokiam skaičiui, 10, ir sukuriame antrą kintamąjį skaičius 2, kuris yra lygus 5. Ir dabar bandom. Rašome vėl. If skaičius 1 yra daugiau už skaičius 2, laužtiniai skliaustai echo, tai teisybė, tada else, kitu atveju, echo neteisybė. Pavyzdžiui, išsaugome ir dabar 10 yra daugiau už 5, todėl mums turėtų parašyti teisybę. Taip ir yra. O dabar, jeigu, pavyzdžiui, padarom skaičius 1 yra mažiau negu skaičius 2. 10, jeigu 10 yra mažiau už 5, mums turėtų parašyti teisybę, bet taip nėra, todėl mums parašys neteisybę. Taip ir yra. Galime naudoti ir žodžius. Pavyzdžiui, kodas, taip, sukuriam kintamąjį vardas, vardas lygu Davidas ir nepamirštame kabletišką ir ta vardas 2 lygu Arūnas. Taip, ir dabar jeigu vardas yra lygus vardui 2, parašom taip. O jeigu taip nėra, else tuo atveju, parašom ne.
kadangi Deividas tikrai nėra lygu Arūnui, perkraus puslapį turėtų parašyti ne. Bet jeigu padarom dabar, kaip rodžiau, galima daryti ne lygu. Jeigu vardas numeris 1 nėra lygu vardui numeris 2, turi parašyti taip. Perkrauname puslapį. Taip ir yra. Taigi, prisimink. Taip pat galima daryti taip. Pavyzdžiui, vardas 3, darome lygų vėl Deividas. Ir galima naudoti, jeigu vardas bla bla bla, taip, else if, jeigu vis tiek ten vardas 2 yra lygų bla bla bla, tada parašo taip, o jeigu tai nėra taip, else, tada dar ką nors parašo. Nu, pavyzdžiui, jeigu vardas nėra lygų vardui antram vardui, parašom taip, else if, tuo atveju, jeigu vardas yra lygu vardui 3, parašom nuostabu ir else dar kitu atveju rašom ne. Išsaugome, taigi dabar, jeigu vardas nėra lygus vardui 2, kaip dabar yra, turi parašyti taip. Taip yra. Dabar, jeigu vardas yra lygus vardui 2, turėtų parašyti taip, bet taip nėra, todėl kitu atveju, jeigu vardas numeris 1 yra lygų vardui numeris 3, parašo nuostabu, kitu atveju parašo ne. Išsaugom, perkraunam ir parašė nuostabu. O dabar, jeigu vardas yra lygus vardui 2, kaip nėra, tada žiūri, jeigu vardas nėra lygus vardui 3, rašo nuostabu, bet kadangi yra lygus, todėl žiūri dar toliau, tai kitu atveju rašo ne. Išsaugome, perkraunam puslapį ir rašo ne. Taigi šiai pamokai viskas. Vienoj pamokoj buvau pasakęs savo Skype'ą, jeigu iškilo bėdų. Taip pat mano Skype'as yra mano kanale. Taigi jeigu iškilo bėdų ar šiaip turite klausimų, drąsiai rašykite man ir aš pasitengsiu jums atrašyti. Ačiū, kad žiūrėjote.